Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Negaila buvo bausti varžovų. Bauduko konkursas ir tapai to didžiausiu baudiku. Na jo, jie jaunesni buvo, bet tiesiog džiaugiuosi pergalę. Vat atrodė, kai tu, sakykime, laimėjai iš tavo, mes net su Ryčiu kalbėjom, atrodė iš tavo pozicijos, kad tu kaip LeBronas Jamesas taip atėjai, paėmėjai ten tą pudrą, pakėlė viršų ir taip ramiai, tarsi eilinė tavo diena ofise. Ar toks pasitikėjimas spinduliuoja iš tavęs ir visada, kai žengi krepšinio aikštelę? Jo, stengiuosi būti kuo ramesnis ir tiesiog pristaikyti prie situacijos. Ar atvykai šiandien į Palangą nusiteikusi iškart laimėti, ar net nežinojai, kaip ten bus, ar labai jaudinaisi? Labai jaudinausi ir galvojau, mesiu ir iškrisiu, žinot. Kaip bus, taip bus, ar ne? Laimėjau. Tu esi iš Marijampolės, ar ne? Taip, iš Marijampolės. Ar Marijampolėje buvo surengtas kažkoks konkursas, į bauduko konkursą, kad tu galėtum atstovauti, ne? Tiesiog atvarėjai šiandien nusiteikusi laimėti. Super. O kaip tau visas renginys, ar ne? Vis tiek, turbūt ne kiekvieną dieną tenka žaisti, kai tiek žiūrovų stebi, ar nebuvo tokio papildomo kažkokio jaudulio ir taip toliau. Kada patikėjai, kad gali laimėti? Aš nežinau, kai jau patekau į 8-tuką, galvoju, pirmo iškris, bet kažkaip taip pasisekė man šiandien. Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą.